Vos prieš metus mes su Karoliu Raišiu keliavome į Dakarą kaip medija komanda ir tuomet važiavome be abejo su Defenderiu 130-uoju didžiuliu. Nepraėjo nei metai ir ne veltui sakoma, kad jeigu žmogus nuvažiuoja į Dakarą kaip medija žmogus, kitais metais jis jau turi startuoti kaip sportininkas. Karoli, labai greitas klausimas dar prieš premjerą. Pernai tu buvai su greičio kepure, šiemet dabar ar su greičio kepure, ar varysi su greičio kepure, ar paprastoju analoginiu būdu? Su greičio šalmu dabar varysiu. Su greičio šalmu. Labai gerai. Ir antras klausimas, pernai važiavai su Land Rover 130. Taip. O tai čia dabar kas? Defender 130. Taip. Defender 130, teisingai. O čia kokios markės automobilis dabar, jeigu gali Čia- trumpai ir daugiau taip. paslapčių Čia neatskleisti? tėtis šito automobilio, tai arba senelis, nežinau kaip pasakyti, tai yra Land Rover Defender 109. Gerai, laukiam premjeros. Station wagon dar. Laukiam premjeros. Svarbu Laukiam. gražiai atidengti, kad būtų intriga. Stengsis, nesu to daręs, tai užklius tikriausiai už kampuotas mašinas kažkur. Bet Karoli, rimtai susirgai, ar ne? Jo. Sakė, kad visi, kas matė mane Dakare šiemet, sakė, žinojau, kuo tai baigsis. Tai gražu, čia meno kūrinys. Jau? Baigiam? Karolis čia pripasakoja labai daug gražių pasakų, bet aš tai savo laidose papasakosiu, kaip praėjusiam Dakare viskas buvo iš tikrųjų, ko Karolis prikrėtė ir kaip jis užsikrėtė šitų Dakaro virusų ir kodėl jis dabar važiuoja į Dakarą. Bet visa tai bus mūsų laidoje Saudo Arabijos dienoraštis jau nuo sausio 3 dienos. Karoli, žinai, lietuviai kaip vertina Dakarą, sako, nu tai kelintą vietą užimsit, aš aišku gaučiau per pakaušį už tokį klausimą, bet jau paklausiau, tai dabar atsakyk. Kas tau yra Dakaras ir kodėl negalima klausti, kelintą vietą užimsite Dakare? Ir iš principo, jau tu dalį Dakaro nuvažiavęs turbūt. Na, jau vien kur esu dabar, tai yra jau geras Dakaras įvyktas. Neįtikėtinai sudėtingas ir įdomus procesas buvo iki šiol. Tai jau tuo labai džiaugiuosi. Kas tas procesas? Automobilio paruošimas per mėnesį. Na, gal truputį daugiau negu mėnesį, bet komanda kažkas nerealaus. Prisijungė tiek įdomių ir tiek gabių ir atsidavusių žmonių, kad aš negalėjau patikėti. Automobilis veikia, ar dar nežinai, ar veikia? Gerai, turiu omeny ne turistavimui, o raliui. Ralio režimu jis dar neišbandytas, na, jau per duobės pavažinėta, bet faktas, kad tai nėra tai, ko norime. Tokių mažų garantijų neužtenka, reikia dar bandyti smarkiau. Tai važiuosime rytoj į karjerą, laužysim, žiūrėsim silpnas vietas ir dar bandysim paskutinėmis naktis patobulinti jas. Kokie pagrindiniai automobilio pakeitimai? Na, variklis tai visi mato, kad V8, ne 2,2. Taip, variklis V8, bet laikmetį atitinkantis būtent nuo tokio pat automobilio. Nuo naujesnio truputį, bet tuo metu irgi tokie buvo dedami, tai tiesiog nepavyko rasti, kad iš karto jau būtų su tokiu varikliu, tai teko dėti iš kito automobilio, kito Land Roverio. Tai yra V8, gero garso smagus variklis. O kuriam turgui nusipirkai Utenos, Marijampolės ar Gargždų? Labai staigiai atsitiko, paklausiu visų pažįstamų Land Roverio tos bendruomenės žmonių. Latvijoje, kur mes turime Land Rover Defender Experience tokį pasivažinėjimą, vienas iš instruktorių sako, žinau kur gauti, tai aš tiesiog tą pačią naktį nuvažiavau ir parsivežiau visą mašiną su to varikliu. Ji buvo važiuojanti? Ne. Aš pats dar nežinau, kur čia kas jungiasi. Ir taip 2 savaitės Dakare. Gerai, dabar bandymai ir tada kaip į Barceloną nusivešit? Tokio greito tralo nėra, kad spėtume į Barceloną po bandymų, tai vešimės patys. Patys tai kas? Aš ir Ignas, šturmanas. Ai va, yra. O gal gali supažindinti? Ir aš iš karto tave paleisiu ir jį paklausinėsiu. Ignas. Ignas, mano šturmanas. Ignas. Ignas Noravičius, Karolio šturmanas.
Ignai, jeigu reikėtų vienu sakiniu pasakyti, kas tu toks esi, mes matom tave Instagram ant motociklo keliaujantis mėlynais, matėm Nürburgringe, gal kai kas matė ir drifte, tai kas tu esi iš tikrųjų? Tai turbūt tikras petrolheadas, meistras, mechanikas, kai kas vadina auksarankiu, kai kas kitokiarankiu, bet manau, kad labai entuziastingas žmogus apie automobilius ir jų sportą. Pernai aš su Karoliu važiavau kaip medija komanda, dabar tu į aukštesnę klasę jį, palaikysi Karoliu aukštesniai klasiai. Ko tu tikėsi? Man tai buvo labai linksma su Karoliu važiuoti. Tikėsi linksmumo ar atvirkščiai? Tikiuosi ir linksmumo, ir žinoma finišo. Bus ir dramos, bus ir pykčių, bus ir išgyvenimo, bus ir ralio. Tai tikiuosi ir laukiu visko, bet labiausiai manau, kad tai bus tiesiog vienas iš geriausių gyvenimo iššūkių. Kaip jūs su Karoliu susipažinot? Tiesą sakant, net nebepamenu. Mes turbūt pažįstami virš 10 metų. Esam geri pažįstami, nesakyčiau, kad draugai, bet turbūt tapsim kaip šeima. Pažįstami iš automobilių srities ar iš architektūros, kur Karolis diplomą turi? Automobilių. Faktas. Praėjusiame Dakare, prisipažinsiu, neprisimenu, bet tu taip pat dalyvavai kaip medija žmogus. Aš buvau ne kaip medija, buvau kaip turistas, bet susigalvojau savo paskirtį būti kaip medija ir susukau 2 valandų filmą pirmojo asmens, kaip tiesiog Dakaro žiūrovo veikla vyksta. Tai ką aš dariau, tai keldavausi 4 ryto kartu su motociklininkais, varydavau kartu su jais po trasą, sekdavau juos, kad kuo daugiau pamatyti veiksmo, pamatyti, kaip tas tikras Dakaras atrodo, ne tik startas ir finišas. Tai mane ir įkvėpė suprasti, kaip iš tikro Dakaras atrodo ir kad tai yra daug labiau įmanomas dalykas negu neįmanomas. Tai mane įkvėpė susikurti savo svajonę ir tikslą sudalyvauti motociklu Dakaro ralyje, o gavus Karolio pasiūlymą, tai dalis svajonės išsipildo daug anksčiau. Galima sakyti, kad važiavimas su Karoliu yra tavo laiptelis link galutinio tikslo, važiavimo motociklu Dakare, teisingai supratau? Taip, ir tai iš tikrųjų yra labai svarbus laiptelis, nes registruojantis ypač motociklu yra ribotas kiekis dalyvių, tai kuo tu turėsi daugiau patirties, ypač su Dakaru, tuo lengviau papulsi ir gausi vietą dalyvauti, tai yra tiek labai gera patirtis, tiek, kaip pasakyti, iš Dakaro organizacinės pusės, tai yra man labai didelis pliusas. Karolis sakė, kad ieško šturmano, kuris jį papildytų, kad nebūtume visiškai skirtingi, bet papildytų. Kur tu jį papildysi, kaip tau atrodo? Mes esam kaip diena ir naktis turbūt skirtingi iš tam tikrų požiūrių. Aš esu daug iš labiau techninės pusės, labiau, kad veiktų dalykai. Karolis yra daug meniškesnė siela, bet tuo pačiu mes susijungiam ir abudu esam nuotykių ieškotojai. Tai manau, kad skirtingais būdais rasime kiekvienai situacijai sprendimų. Tai manau, papildomės tuo, kad tiesiog prieinam prie kiekvienos bėdos visiškai skirtingai. Karolis architektas, bet netapo architektu, o tu diplomą kokį turi? Taip, tai aš turiu diplomą, aš aviacijos mechanikos inžinierius, tačiau prie lėktuvų niekada nesu dirbęs. Visą laiką, visą gyvenimą buvo automobiliai ir motociklai buvo hobis, bet automobilių sportas tai mano gyvenimas dieną naktį. Kuri tavo savybė labiausiai pravers Dakare? Ar tai, kad tu, taip labai paprastai pasakysiu, mechanikas esi geras, ar kad šturmanas arba navigatorius esi labai geras ir greitai gaudaisi, ar kad esi geras žmogus? Manau, kad savybė išgyventi 2 savaitės bus gana vertinga šita, o aš mėgstu išgyventi su sunkiomis sąlygomis. Žiauriai geras garsas.